Iliustracija, ne? Tada įvedam paieškos langelį, maždaug kokį objektą norim įterpti. Tai aš įvedžiau knygą ir ten pasirenkam iš galerijos ir įsiterpkim porą objektų. Gerai? Pabandysim dar prisiminti, kaip juos grupuoti. Taigi, koks pirmas žingsnis yra įsikėlus kažkokius paveikslus. Ką reikia pirmiausia padaryti? Pažymėti, o toliau. Tada reikia, kad būtų pačioms patogiau jį padaryti judrų, ne? Kad jisai lengvai vaikščiotų. Kaip tą padaro? Kelti galą arba į priekį, taip? Na, tai spaudžiam su dešinės dalies paviršiutę. Yra paveikslėlis, o taip sudarom, gerai. Šiek tiek susimažinsiu savo ekraną. Ir kai jūs pasidarot tą teksto, kelti tekstą į galą arba į priekį, jums bus pačioms patogiau, kadangi tekstas, tai yra nuotrauka, bus. Turite dabar paieškos langelėje rašyti, ko jūs norite. Šuns, katės, knygos, namo, medžio. Jūs turite jam užklausą duoti, ar ne? Tada, kai įsikeliame du paveikslus, reikia padaryti juos mobilius. Taip, ir tada trečias objektas, kurį reikia įsiterpti, tai yra teksto lauką. Kur įsiterpsim teksto lauką? Per įterpimo skirtuką, taip, ir tada teksto lauką. Kelti tekstą, ar vaikų kalbai patogiai ir už teksto, ar prieš tekstą, arba už tekstą. Dabar irgi jau visur tampyti. Įterpimas ir tada teksto laukas. Ir piešiam, teksto lauką piešiam, ne šabloną imam, o nusipiešiam patys. Jeigu kam reikia pagalbos, sakyti. Bet jau namų darbus, jeigu patys darė, tai nebus problemų. Ai, čia parašom savo vardą, pavardę, kažkokį tekstukai rašom. Kai padarysit kaip pas mane, tada sakykit, tada jau bandysim grupuoti, kas nebeatsimena, tai kartu padarysim. Dar vieną paveikslėlį. Du paveikslėliai ir teksto laukas. Taip, du paveikslėliai, kiek yra, ne kaip du paveikslėliai ir teksto laukas. Piešiam, ne dabar, ir nusipiešiam teksto lauką ir įrašom, kad ir vardą pavardę. Užtenka. Na, ir dabar
Ir tada žinot, kad teksto dėžutėje galima pasididinti šriftą, spalvą pasikeisti. Tai vat, kad taip kaip pas mane šitie dideli. Jeigu norim teksto lauke iš karto tvarkyti visą tekstą, tai mes galime pasižymėti teksto lauką, ne, ant jo kraštinės užėję, paspaudžiami. Tada visi objektai esantis teksto dėžutėje automatiškai yra keičiami. Ne? Ir dabar paspaudėt kraštinę, pažymėkit kraštinę su kairiu, ne su dešiniu, su kairiu. Vat matot, ir tada, kai dėžutė visa pasižymė, jinai pasidaro nebe punktyrinė, o bendra linija tokia ištisa pasidaro. Ir tada einam į pagrindinį skirtuką. Ir dabar jau pagrindiniam šrifto lauke mes galim daryti spalvą keisti, šriftą, dydį pasikeisti, kaip jau pagrindinį. Dar paimkite ir nuimkite teksto dėžutį kontūrą. Ar pamenat, kaip tą reikia padaryti? Atsidaro papildomą įrankį juostą. Taip, ir tada mes galime nuimti kontūrą. Čia jūsų kompiuteris galvoja. Taip, eina įterpimas ir iliustracija. Ne, ir dabar, kai atsiras paieškos langelis dešiniam šone, mes įvedam. Nu, bet dabar, ko ieškoti klausti? Ir mes rašom raktinį žodį, kokio objekto mes ieškom ar paveikslėlio. Ir tada jis iš Wordo galerijos vidinės parenka automatiškai kažkokį paveikslą. Tai 2 paveikslai ir 1 teksto dėžutė. Nuimkim nuo teksto lauko kontūrą.